Sveika sugrįžusi, mieloji siela, į savo ramybės uostą. Norėjau tave pakviesti arbatos, tačiau kol kas ją teks atsigerti atskirai. Nors manau, greitų metų pasikalbėti galėsime susitikti ir tiesiogiai. Bet ką tau norėjau pasakyti dabar, tai vasaris. Mėnuo, kai viskas dar atrodo truputį sustingę, lyg kažko lauktum. Galbūt tu ir lauki, kol kažkas įvyks, kol kažkas tavyje pagaliau prabus. Aš irgi dažnai laukiu, bet kuo ilgiau gyvenu, tuo geriau suprantu. Stebuklai dažniausiai vyksta ne tada, kai jų laukiame, o tada, kai tyliai mokomės paleisti. Vasarį galėčiau pavadinti tarpiniu mėnesiu, tarp to, ką palikome sausį, ir to, ko dar nematome ateinančiuose mėnesiuose, metuose. Bet būtent tokie tarpiniai laikotarpiai yra magiški, kadangi tokiu metu gali vykti tylūs, bet labai svarbus vidiniai pokyčiai. Ar tau taip nebūna, kad kartais atrodo, jo gyvenime nieko nevyksta? Gi taip nebūna, juk iš tiesų už užkulisių viskas pamažu kuriasi, bręsta. Manau, reikia suprasti, kad atėjo laikas pasitikėti procesu. Šis mėnuo man priminė, kaip yra svarbu tiesiog būti, leisti savo sustoti, išgirsti savo mintis, o kartais net ir pasijuokti iš savęs. Mes taip dažnai pamirštame, kad gyvenimas neturi būti tobulas. Kad ramybė nėra tyla, kurioje niekas nevyksta. Ramybė yra mokėjimas šypsotis, net kai viskas atrodo griūna. Bet taip irgi juk niekada nebūna, supranti? Šį mėnesį aš tiesiog leidau savo būti švelnia, būti šiek tiek chaotiška, būti žmogumi, kuris vis dar mokosi. Ir žinai ką, tai labai geras jausmas. O kas nutiktų, jeigu ir tu sau tiesiog leistum būti, nebandytum pastoviai spėti į gyvenimą, nelygintum savo kelionę su kitų, neklausytum, kas yra šnabždama, o girdėtum save ir savo jausmus. Ir galbūt tyliai tarp eilučių kažkas tavyje pradėtų keistis. Elnio miškai vienas įsilgęs aušrinėje soriaus giedorių gaidžių.
Aš nevertas. Aš daug ko nevertas, amžinai neramus. Ir ne vieną tave aš prisimenu kartais, kai brendu naktimi šaltus ir nelaukiančius, tuščius namus. Tu tyra ir šviesi, kaip Oginskio graudus polonesas. Tu pabūk, dar pabūk, ilgesį klajūne už tave, neužgesus. Vasaris, mėnuo tarp pradžios ir pavasario. Mėnuo, kuris moko mus kantrybės. Ir aš tikiu, kad visi pokyčiai vyksta tada, kai mes pagaliau liaujame skubėti, sustojame ir pradedame matyti, kas iš tiesų yra svarbu ir ko mes čia atėjome. Tai yra mano vasaris, toks, koks jis buvo, tikras, originalus ir tuo įkvepiantis judėti pirmyn. O koks buvo tavasis? Galbūt tiesiog tarp eilučių jau prasidėjo kažkas naujo. O žinau, vaikai, kas labiausiai atskiria žmogų nuo kokio nors gyvuliuko? Akiniukai. Ar matai, kad nors kiaulytės akiniukais? Arba šuniukas akiniukais? Ne, žinok, jeigu akiniukas, tai 100% žmogus. Ačiū, kad aplankei ir prisėdai šalia manęs. Tikiuosi atrasi čia to, ko ieškojai. Iki kito karto, mano mieloji siela, tavo ramybės uosto švyti.